Parkai nuo seno buvo ir tebėra įprastos vietos prisiminti įvykiams, įamžinti žmonėms ir panašiai, statant ar kažkokius tai memorialinius objektus medžio apsuptyje arba tiesiog sodinant medžius jų atminimui. Pavyzdžiui, Sapiegų parke turime gana neseną atvejį, buvo pasodintas medis liepą prezidento Lenkijos Kačinskio žuvusio katastrofoje 2010 metais atminimui. Mūsų prezidentas, atrodo, kiek prisimenu, sodino. Tai Adamkus ir šalia jo yra kitas memorialas, tai yra paminklas Černobylio katastrofos aukoms, kuris irgi čia neatsitiktinai, kadangi čia buvo ligoninė, į kurią buvo taip pat vežami ir ten nukentėję žmonės.